Tai ką, saulė šviečia, po biškį viskas auga, kuo daugiau saulės, tuo greičiau viskas čia pas mus sudėrės. Tai jau balandžio antroji pusėje planuojam pasirodyti turgui su visom šitom gerybėm. O šiandien norim papasakoti biškį, kai reikia persodinti va iš tokių, tai čia yra man pats lengviausias darbas su persodinimu, nes man nieko daryti nereikia, aš nesodinu jų. Tai čia daro žmona šitą darbą ir vaikai. Tai tos darbus, kur reikia eiti keliais, tai Andrius man palieka. Tai ten čia salotas sodinau šiandien. Salotas mes susidaiginam indeliuose ir paskui užsodinėjam atskirai. Tos indelius mes ėjam ir salotas, ir kopūstus, paskui kalafiorus. Ten priklausomai tik nuo dydžio, kiek ten žemių reikia, daugiau ar mažiau. Ir tas jau toksai išsodinėjimas iš tų indelių yra biški lengvesnis. Jau toksai darbas, tai jau man palieka Andrius. Iš tikrųjų, žemę paruošti, tai man jau tikrai yra per sunku. Tai jau Andriaus čia darbai visi tie. Tai ką pradžiai reikia tenai pasiruošti žemę, tai tą aš darau ir susižymėti atstumus, kas kiek sodintis. Atstumai priklauso nuo to, kokią dydžią nori salotas užauginti. Susižymėm atstumus. Ir tada aš einu pailsėti, o žmona eina dirbti. Tai iš tų indelių aš paimu išsisodinėjau į dirvą tas salotas. Kodėl mes sodinam tose indeliuose? Vienas dalykas tai yra tas, kad žemė neužimta tuo momentu, kol dygsta salotos. Kitas dalykas tai, kad iš karto jau mes galim ravėti, kaip pasisodinam, nes nekultūrinės žolės labai greitai sudygsta. Ir kitas dalykas yra, kad sėklos yra pakankamai brangios salotų. Tai sėklas susidaiginam, jos gražiai sudygsta. Vis tiek jau daigyklai gali daugiau priežiūros duoti ir rezultatą geresnį pasiekti. Tai ir toksai ir ekonomiškumo variantas yra, kad mes susidaiginam sėklas ir tada nešamės į šiltnamius, į laukus. Būtinai reikia palaistyti po persodinimo, nes jeigu nepalaistysi, tai viskas iškart nudžius, nes čia labai mažas žemės kiekis yra šituose vazonėliuose, tai iš karto būtina pasilaistyti, kad šaknis prigytų kuo geriau. Dabar, kadangi kovo pabaiga, tai nėra dar daug tokių augalų, ką mes čia išsisodinėjom, bet salotas, keilus, kopūstinius eisiu dar pasisėti, dar turim išsidaiginę tabakčiojus irgi rankiniu būdu, neturim dar jokių mandrių aparatų. Kaliarapės jau sudygė yra, jau reikės jau dienų ieškoti vietos jam šiltnamį, kur reikės susodinti. Tai viskas, kas sodinasi į tokios pas mus šituos vazonėlius, nei paperbotą, tai viskas sodinasi grinai rankom, grinai rankinis darbas visas. Kitom kultūrom netinka, kur su mašina sodini, nes šitam, kai tu su juosta sodini, tai turi 100%, galim sakyti, sudygimas, apie 90%. Nes jeigu nėra sudygimo, tai tarpai gaunas, kad nieko nėra. O čia jeigu nesudygsta, tai tu paprasčiausiai jo neįsodini. Tai toks ir yra tų skirtumas tarp šito ir šito yra tas, kad čia gali sau leisti nesudygimą, čia negali sau leisti nesudygimą šituose. Arba taip pat naudojam, kur rečiau, ten paprikus, pomidorai, visokie didesni atstumai ir ten nedaug tų augalų reikia, kaip keilai, kokie kopūstiniai visokie. O krapai tokie, kur ten špinatai visokie, kur eilė eina, tai jie labai gerai sudygsta ir labai neapsimoka čia su rankom žaisti. O salotai tai reikia biškį daugiau meilės parodyti. Jau taip visą tą žemę, visą užsisodinę, jau daigų žiūrim per daug biškį prisiauginę, tai reikės jau sukti galvą, ką čia daryti su tais daigais, kur juos kišti. Tai reikės jau ir lauke kokias uždangas galvoti.